girdėjote Evangeliją. Sakot, garsiau skaitykit skaitovams. Tai norit girdėti. Geras ženklas. Girdėjot. Žinot, šiandien Evangelijai tokia yra kaip, joje yra paradokso ir ironijos. Šitokie žodžiai galbūt nelabai lengvai suprantami, kas tas paradoksas ir ironija. Bet suprantat, čia yra pateikti dalykai taip, kaip ir mes elgiamės. Žmogus prašo iš Dievo daug, bet gauna dar daugiau. Prašo vieno, bet gauna kitką. Ir nesusigaudo. Kas čia dedasi? Tai va Dievo veikimas yra atskleistas šiandieninėje Evangelijoje ir žmogaus veikimas. Ir toks paradoksalus yra šitas tikrai santykis, nes mes, mes žmonės esam, nesuprantam daug ko. Pavyzdžiui, jūs turbūt girdėjote, aš stengiausi pabrėžti, kad atėjo Jokūbas ir Jonas, Jėzaus mokiniai, apaštalai, kurie su Jėzumi vaikščiojo, jie matė, kad jis daro stebuklus, kad prikelia mirusius, gydo ligonius, viskas jam įmanoma, Jėzuje, ne? Jis ypatingas. Ir sako, ką sako? Mes norime, kad padarytum to, ko prašysime. A jums neskamba keistai šitas klausimas? Neskamba keistai. Ką? Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus esat jau, kurie nebedirbat, bet jūs ateinat pas viršininką savo ir sakot, viršininkė, aš noriu, kad tu man padarytum tai, ko aš prašysiu. Viršininko akis toks turbūt, ne? Suprantat? Ko tu nori? Ko tu nori? Ko tu gali norėti, kad taip viską turi? Suprantat? Kodėl taip šiandien pasakyta yra? Todėl, kad mes visi, jūs, mes, kunigai, nesvarbu, visi žmonės tokie patys, į Dievą taip kreipiamės. Dieve, aš noriu, kad man padarytum to, ko aš prašau. Juk nebereikul einu kiekvieną sekmadienį mišias, melduosi, tai žiūrėk, būk geras, padaryk tą ir tą. O ko prašom? Ko prašom? Vat štai, žinot, kaip užkabina šventas raštas tave taip asmeniškai. Atėjęs, ko tu prašai? Galim išvardinti, ko mums visiems reikia. Ką gerai uždirbčiau, ką pensiją pakeltų, ką sveikatą nešlubuotų, o kad susirgau gerą daktarą surasčiau, kad vyras nepabėgtų, arba žmona nepabėgtų, kad vaikai gerai augtų, kad nieks nesuklystų. Visus turim, mes išvardinam dalykus, kurie yra, tu Dieve padaryk. Ir suprantat, jeigu jau kažko nepadaro Dievas, tai mes jau esam nepatenkinti. Palauk, aš tiek įdėjau triūso, o tu nepadarei. Suprantat, mes norime, kad tu padarytum to, ko mes prašome. Bet jie prašė daugiau, negu aš jums čia išvardinau. Suprantat, ką jie prašė ir girdėjot, ką jie sakė. Ką mes galėtume sėdėti kairė ir dešinė, šalia tavęs, Jėzau. Tu stebukladaris, blogai nebus, jeigu šalia sėdėsim. Jeigu jūs ateitumėt pas savo viršininką ir sakytumėt, ko nori? Aš noriu būti tavo pavaduotojas. Neblogai. Tu viršininkas sakys išplėstų irgi, ne, kad, palauk, kad tu turi kompetencijų, ar tu turi gebėjimų būti mano pavaduotoja, ar tu gebėsi tą darbą dirbti, suprantat? O jis jau, kaip sakant, nustebtų, ką mes tai prašytume. Tai mes Dievui tai pasakom. Kur čia ta ironija? Suprantat? Iš tikrųjų viskas čia yra aišku. Ir taip pat mums yra aišku, kad 10 išgirdę supyko ant Jono ir Jokūbo. Jie supyko. Tu nori būti pavaduotoju, o aš geresnis už tave. Tu veržiesi pirmą vietą. Tai palauk, nevidonas, O kur mane padės dabar, jeigu tu užimsi pavaduotojo vietą? Kur aš bebūsiu, man vietos nebeliks. Ir taip toliau. Suprantat, kaip mes svarstom? Kada mes matom, kad žmogui tam sekas, Dieve,
kaimynui sekasi mane. Kodėl, o kur aš dabar, kur mano maldos ir panašiai. Suprantate, ne? Taigi jie supyko. Viskas čia aišku. Ir mums šitas kalbėjimas yra, kaip sakant, savaime suprantamas dalykas. Žinot, žmogus toks pat. Kaip dabar, taip ir anuo metu buvo. Toks pat. Jis, žinot, mažai keičiasi. Taip atrodo. Tik telefonus turi ir kompiuterius. Anksčiau to neturėjau, bet žmogus toks pat. Bet kur čia ta ironija? Kur čia ta ironija? Sak, nežinot, ko prašote. Kaip Jėzus išsprendžia klausimą? Žiūrėkit, kur tas Jėzaus sostas yra ir kur jis yra, kur tas Jėzaus sostas yra. Žinot, ant kryžiaus. Čia pas mus vaizduoja prisikėlus Jėzus. Bet ant kryžiaus yra Jėzaus. Ir kas šalia Jėzaus kryžiaus buvo? Du nusikaltėliai, viens iš dešinės, kits iš kairės. Taigi, kad tu ateini ir prašai, vat Jėzau, man nori būti pavaduotoju, tai būsi šalia manęs ant kryžiaus. Suprantat? Ne viens nenorėtų ant kryžiaus būti šalia Jėzaus ir numirti. Juk taip, žinoma, ne viens nenorėtų. Vat štai kur paradoksas. Tiesiog jūs nežinot, ko prašot. Jūs norit šalia manęs kartu su manim numirti. Ar esate tam pasiruošę? Tie 10 ar be pyktų. Ant kryžiaus jis. Gerai, tebūn pavaduotojų. Aš jau tiek to, man bus geriau ir prastesnė vieta, bet aš toliau gyvas išliksiu. Suprantat? Štai koks paradoksas jis, kaip Jėzus viską sudėlioja. Kaip sudėliota yra šventajame rašte, kad kartais mes galvojame, tai bent. Ir dar toliau, jeigu einam. Žiūrėk, dar toliau, jeigu einam. Ant kryžiaus mes ne viens nenorim. Ir numirt nenorim, kad ir su Jėzumi nenorim. Norim gyventi. Ir ačiū Dievui, dėl to, kad mes turim visi gyventi. Toks yra žmogui, jeigu jau nenori gyventi, jau čia reikia susirūpinti. Norim gyventi. Bet ką Jėzus sako? Jėzus sako, kad per kryžių tu būsi išgelbėtas. Per kryžių, per auką tu būsi išgelbėtas. Taigi, to, ko tu prašai, yra gerai, bet tu nesupranti, ko prašai, kas tave išgelbėja. Pavyzdžiui, žmogus yra, įsivaizduojam, žmogus, pasitaiko, nes sergam. Jau viskas, paskutiniuoji, žinai. Ko meldžiam? Dieve, duok sveikatos, kad aš išgyčiau, kad aš pakelčiau, kad aš dar dirbt galėčiau. Meldžiam ir visa giminė meldžiasi prikritę, tikrai atsiverčia, bažnyčia pradeda eit, meldžiasi kaip reikiant. Dievas sako, mirt reikės. Neišsisuks. Mirt reikės. Ne viens nepalieka šitoj žemėje nemiris. Aš tau duosiu amžiną gyvenimą. Suvokit. Tai va toj situacijoj, kada mes esam, kančioj, netekty, vaikas jūsų miršta, ar kas yra baisiausia turbūt tėvams išgyventi, vyras miršta, žmona miršta, tai kad tragedija jums yra begalinė tragedija, kartu visą gyvenimą gyveni ir turit išsiskirti, yra kančia begalinė. Ir jūs bijot net pagalvoti apie tai, ypatingai, kurie visą gyvenimą kartu išgyveno. Net bijot, net šiurpas nukrečia. Dievas sako, taip, aš tau duosiu amžinai gyvenimą. Ir tai yra daugiau negu tas kančios gyvenimas šitoj žemėje. Tai paprasčiausiai nori mus pamokyti, kad mes suprastume. Mes suprastume, ko reikia prašyti ir kas yra didžiausia vertybė, kas yra didžiausia dalykai. Aišku, čia šiandien yra daug čia įpinta reikalų ir kad tu turi tarnauti, ir kad tu turi aukotis, ir kad tu turi būti vergas. Tai čia be galo daug sudėta įvairių savokų, bet esmė yra tame, kad žmogus nori valdyti, nori turėti, nori viską, kad viskas jam paklustų.
o iš esmės jis būna laimingas tada, kada jis gali kitam padėti ir patarnauti. Tada mes esam visi laimingi. Suprantat, kaip yra gerai, kad atsiranda žmogus, kuris gali padėti. Ir tas, kuris padeda, laimingas, ir man gerai, kuriam padeda. Suprantat? O štai tarnystės dvasia. Į to turim to paprasčiausiai prašyti, nors kartais be abejonės norim, kad mums tarnautų. Toks žmogus. Taigi pasakojimas šiandieninis evangelinis tegu mūsų, aišku, įkvepia suprasti dieviškosius slėpinius, kad Dievas kartais pajuokauja. Sako, prašai per mažai, aš tau duosiu daugiau. Prašai per mažai, aš tau duosiu daugiau. Ir tas daugiau iš Dievo kas yra? Kas tai? Nėra taip lengvai atskleidžiama, nėra taip lengvai suprantama. Ir į tą viešpats Dievas mus kviečia, kad suprastume, ką Dievas duoda daugiau. Mes žinom, ko reikia prašyti ir prašykime, visko, ko reikia, prašykime, bet atsiminkime, kad Dievas gali duoti žymiai daugiau, negu mes prašome. Amen. Dabar